Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir šiandien apžvelgsime žvejybinius irklus. Atrinkau 4 populiariausių gamintojų irklus, tai yra Amber FK2, Galaxy gamintojo, TMP gamintojo ir Feel Free gamintojo irklai. Amber FK2 tai yra bazinis ekonominės klasės irklas, jis yra 2 dalių, yra aliuminio koto, reguliuojamas kampas, 45 laipsnių kairinį, 0 laipsnių kampas, kad mentis stovėtų tiesiai ir 10 laipsnių kampą. Irklas yra ekonominės klasės, jisai kainuoja apie 30 eurų. Ekonominės klasės irklai visi kainuoja apie 30 eurų. Yra su sijonėliais, tai sijonėliais vandens sulaikymo žiedais, tai reiškia, kad kai iškeliat mentį iš vandens, vanduo kaupiasi į šitos žiedus ir išvarva ir neparbėgo į rankas, yra sausiau irkluoti. Mentys yra pritvirtintos su kniedėm, yra užtraukta speciali medžiaga ant aliuminio, kur laikote irklą, kad rankos nešaltų ir neslystų taip. Ir po dešinę ranką turime pastorinimą, jeigu reiktų sukinėti irklą, ir dažniausiai, kai sukinėjam, yra žymiai patogiau laikyti, kai yra pastorintas. Sekantis irklas Galaxy. Tai yra analogiškas Amber irklo modelis, lygiai tokie patys žiedai, tokia pati mentis. Mentis taip pat pritvirtinta su kniedėmis, pastorinimas po dešinę ranką, 45 laipsnių kampas į dešinę arba į kairę pusę arba 0 laipsnių kampas. Tik tais jo kotas yra aliuminis, dažytas juodai ir jis yra 2,20 m. Tai jis yra, jeigu matom, padedu ant stalo, yra trumpesnis per 20 cm. Taip pat yra iš ekonominės klasės, kainuoja apie 30-40 eurų tame tarpe, kaip ir visi ekonominės klasės irklai. Toliau perėsim prie Feel Free irklo. Feel Free yra jau vidutinės klasės irklas. Jis yra, čia aš pas save turiu vienos dalies 2,50 cm ilgio irklą. Turi pastorinimą ties dešinę ranką, jis yra maždaug 60 laipsnių kampo. Yra įvairių, Feel Free gamina irklus žvejybai nuo 240 iki 250 cm. Diametras koto, kaip ir nepaminėjau prieš tai, yra 30 mm, tai 3 cm. Turi vandens sulaikymo žiedus. Mentis jau yra klijuojama, o ne prikniedėjama. Kodėl mentis yra klijuojamos? Tai yra sudėtingesnis procesas, bet jos nepradės klibėti. Jeigu mentis yra su kniedėm, per laiką naudojant kniedės gali atsilaisvinti ir pati mentis pradės klibėti. O kai pradės mentis klibėti, bus netoks efektyvus įris ir per laiką gali kniedė išlūžti ir iškristi mentis. Jeigu nežadat irklo daug naudoti, tada kažkiek laiko laikys. Kodėl gamina žvejybinius irklus 2,40 cm, nes žvejybinės baidarės yra platesnės. Kai yra platesnė baidarė ir ypatingai kai sėdi aukščiau, jeigu ant aukštos sėdynės, kad pasiekti vandenį, jeigu bus trumpas irklas, jūs turėsit labai lenktis į šoną ir bus nepatogu irkluoti. O su ilgu irklu jūs galite patogiau žymiai irkluoti, nereikia sukinėtis ir bus lengviau. Todėl dažniausiai žvejybiniai irklai yra nuo 2,40 cm, 2,40, 2,50 priklausomai nuo baidarės pločio ir aukščio, kokiame jūs sėdite. Jeigu baidarė yra siaura ir sėdite žemai, gali ir 2,20 m, 2,25 m užtekti irklą, bet jau toks labai ant ribos. Šiaip rekomenduočiau nuo 2,40 m irklą. Taip, ir ant šio irklo taip pat yra metras iki 15 colių pasimatuoti pagautai žuviai. Kaip ir minėjau, yra vienos dalies, 2 dalių, yra su stiklo pluošto kotu arba aliuminio kotu. Labiausiai žvejybinis irklas, atidirbtas irklas, tai yra TMP gamintoja. TMP yra čekų gamintojas jau beveik virš 30 metų, jei gerai pamenu, jo gamina irklus ir
jų irklai labai pasiteisinę, yra labai kokybiški tiek kalnupėm, tiek turingo irklai ir jie savo vardą tikrai turi užsitarnavę. Čia turiu 2 dalių aliuminį irklą. Kom skiriasi aliuminis TMP irklas, jeigu jis yra 2 dalių, jisai nei biški nejudės per vidurį. Jeigu paimsim, tarkim, iš ekonominės klasės pigesnį irklą, tai jisai per vidurį kliba, galime ir girdėti. O TMP jau jis nei biški nejudės, tai jisai žymiai stabiliau jausis jūsų rankoje. Yra kampas reguliuojamas 0 laipsnių arba dešinys 45 laipsnių kampas. Ir TMP irklas nededa papildomos plastiko ar gumos, kad paplokštinti sukamąją ranką, o jie išplonina būtent tą dalį koto, už kurios jūs laikysitės su ranka. Žinoma, jie turi padarę ant irklo specialų kablį, kad būtų galima ant kranto priirklavus, čia gal rodysiu, nėra etiketės, pasikabinti ir prisitempti prie leptelio. Tai yra žymiai paprasčiau nei gaudyti su ranka ir žymiai saugiau su ranka. Leptelių, galima ar rakštis, ar aštresnis metalas, ar vinis išlindusi. Tai geriau, su irklu pasiemi, prisitempiai. Taip pat yra ant abiejų menčių vieta valui pagauti. Jeigu kažkur įstrigo valas, reikia pagauti, tai jūs galite su irklu paimti ir valą prisitraukti prie savęs. Nereikia ten labai prisirkluoti ar su meškere temptis, kas yra patogu. Ir atsistumimui arba žolių nuėmimui yra išformuota vieta. TMP gamina irklus aliuminius, žinoma, 1-2 dalių, stiklo pluošto ir anglies pluošto. Ir mentis yra klijuotos, o ne sukniedytos. Irklas tarnaus ilgai. Kom skiriasi stiklo pluoštas, aliuminis ir anglies pluoštas, tai yra ne tik svoris ar lankstumas, bet jeigu irkluosite šaltesnių metų laiku, aliuminis šąla, o stiklo pluoštas, jis paėmus ranką, yra visada šiltas. Jums dėl to bus žymiai šilčiau laikyti irklą ir nešals tiek rankos. Žinoma, stiklo pluoštas, anglies pluoštas yra lengvesni. Anglies pluoštas kom skiriasi nuo stiklo pluošto, tai jeigu norit stipriau irkluoti, stiklo pluoštas yra lankstesnis ir pats irklas labiau išlinksta. Anglies pluoštas yra tvirtas, jisai nelinksta. Tiek apie žvejybinius irklus. Prieš perkant irklą, jeigu yra galimybė, visą laiką ateikite, pasičiupinėkite ir paprastesnį irklą, ir geresnį irklą ir nuspręsite, kas jums labiausiai tinka. Ar norite aliuminio, ar anglies pluošto. Aliuminis aptrauktas su specialia medžiaga, kaip pavyzdžiui, TMP irklas yra aliuminis pertrauktas su visa medžiaga nuo vienos mentės iki kitos ir ta medžiaga yra žymiai storesnė, laikys ilgiau. Paprasti irklai, pigesni, turi aptraukimą tik ties ten, kur laikote irklą. Ir dar TMP turi irklus, kurie yra ir reguliuojamo kampo, ir reguliuojamo ilgio. Tai galite dar labiau pagal save prisitaikyti irklą. Tiek apie irklus specialiai skirtus žvejybai. Susitiksime kitose video.